Praėjusią savaitę Ukrainos vyriausybė paskelbė nutraukianti pasiruošimą asociacijos sutarties su ES pasirašymui. Iki paskutinės dienos tikėta, kad galbūt šalies prezidentas Viktoras Janukovyčius persigalvos ir nuspręs sukti Europos link. Tačiau vakar vėlų vakarą Lietuvos vadovė Dalia Grybauskaitė pranešė, kad Ukrainos prezidentas neįsiklausė argumentus, kokią naudą tokios sutartys davė naujosioms valstybėms narėms. O kaip šiandien atrodo Ukraina ir ko nori žmonės – eiti su ES ar Rusija? Apie tai pasakoja Kijeve buvusi mūsų kolegė Rūta Kupetytė. Didžiausia Europos valstybė, kurioje gyvena daugiau nei 45 milijonų žmonių. Šalis, kurios ekonomika turi didžiulį potencialą, tačiau kartu yra viena skurdžiausių žemyne. Ukraina – valstybė, kuri pasak specialistų jau ne vienerius metus sprendžia dilemą. Kur sukti – į rytus ar į vakarus? Taip jau nutiko, kad Dievas pasodino Ukrainą Europos centre, kaip kokią didžiulę 3 durų spintą mažame kambarėlyje. Valdančiosios regionų partijos narys Jaroslavas Suchojus. Norisi ir į vieną pusę, ir į kitą pastumti. Taigi, Ukraina užima tokią geopolitinę padėtį Europoje. Ukraina tarp Rusijos ir Europos laviruoja jau daugiau nei 2 dešimtmečius. Ar bandymas sėdėti ant 2 kėdžių vis dar įmanomas? Pasak Kijevo tarptautinės politikos instituto analitiko Sergejaus Solockio, neapsisprendimas Briuselis ar Maskva veda šalį link to, kad netrukus Ukrainai kėdės nebepasiūlys niekas. Ukrainos vadovai užsiminėjo visko, tik ne šalies reformavimo. Dabar atėjo toks momentas, kai mums reikia apsispręsti, kai mumis niekas nebetiki, nei Maskvoje, nei Vašingtone, nei Briuselyje. Mūsų valstybės vadovai jau nebeturi ko vogti, viskas jau išvogta, šalis visiškai nusilpusi. Žinoma, galima degraduoti ir vogti iki paskutinio kąsnio, tačiau atėjo toks momentas, kai Ukraina turi pradėti kurti, o ne tik vogti tai, kas liko iš Sovietų Sąjungos. Ji turi pradėti auginti savo raumenis. Ukrainos valstybingumas prasidėjo 1991-aisiais. Kijeve teisininkė dirbanti Julija. Todėl Ukraina yra jauna valstybė. Joje dar nėra tobulų valstybinių teisinių mechanizmų, kurie padėtų kurti valstybės institucijas ir pačią valstybę. Todėl mes esame nuolatinėje kovoje dėl valdžios, nuolat nežinome teisingos krypties ir nenumanome, kuria linkme judėti. Наступна станція Майдан Незалежності. Maidanas Залежности, nepriklausomybės aikštė arba tiesiog Maidanas. Ukraina! Na Maidan! Prieš metus ši aikštė tapo oranžinės revoliucijos simboliu. Keli šimtai tūkstančių ukrainiečių tada išreiškė savo norą sukti Europos link. Būtent Maidanas ir dabar tapo ta vieta, kur sužinoja, jog šalies vyriausybė nutraukė pasirengimą sutarties su ES pasirašymui, spontaniškai ėmė rinkti žmonės. Daugiausia tai studentai, kurie kai kuriuose Ukrainos miestuose šiomis dienomis paskaitas iškeitė į mitingus. Skanduodami jaunystė, tauta, už euro integraciją, jie sako, kad nori eiti su Europa. Vis dėlto tiek per oranžinę revoliuciją, tiek ir dabar į gatvę su vėliavomis ir plakatais išeina ne visi. Ukraina turi eiti su Europos Sąjunga, tačiau sąjunga turi materialiai palaikyti Ukrainą. Nes matyt, Rusija Ukrainai šiuo metu siūlo kažką geresnio. Su Rusija vienareikšmiškai. Rusija mūsų broliai. Tai geopolitika. Ukraina Europos Sąjungai nereikalinga. Europa nori užkariauti šią teritoriją ir dar atskirti slavus vienus nuo kitų. Su Rusija, tik su Rusija. O jūs ką galvojate, kad Europos Sąjungoje viskas gerai? Ten juk viskas griūva. Aš tiek metų nugyvenau ir viską žinau. Mano nuomonė, svarbiausias klausimas ne pinigai, o pasaulėžiūra. Žmonės priprato prie Sovietų Sąjungos ir jie mano, kad ten buvo viskas, kas geriausia. Jie nežino, ko laukti iš Europos Sąjungos, tačiau tie, kurie nori keistis, nori į Europos Sąjungą. Daugiau nei pusė, maždaug tiek ukrainiečių pasisako už euro integraciją. Tuo metu už bendradarbiavimą su Rusija mažiau nei 1/5. Tačiau pasak specialistų, Ukrainos žmonės turi baimių, ypač vyresni.
Многие люди покупаются на мифы, которые создают пророссийские силы здесь, в Украине. Daugelis žmonių tiki mitais, kurie sukuriami padedant Rusijai, pavyzdžiui, kainų kilimas. Jos ir taip jau aukštesnės. Daugeliu atveju kainos Kijeve didesnės nei Paryžiaus, Berlyno ar Londono parduotuvėse. Ir kaip tik sutartis su ES galėtų jie sumažinti. Tačiau žmonės tiki mitais. Laimiai ne visi. Dalis žmonių, kurie to tiki už pinigus. Ir žmonės, kurie ateina į mitingus prieš eurointegraciją, ateina ne širdies ir proto vedami, o todėl, kad jiems sumokėjo. Sako politologas Sergejus Solockis. Rytų ir vakarų Ukraina. Nuo seno šios dvi šalies dalys buvo gana skirtingos. Rytus visada traukė Rusijos link, o vakarus Europos. Kultūriniai ir ekonominiai skirtumai tarp šių dviejų dalių ryškus ir šiandien. Pavyzdžiui, rytų ukrainiečiai emigruoja į Rusiją, o vakarų į Lenkiją. Rytų Ukrainoje stipriai įsišaknijusi rusų kalba, o vakaruose žmonės paprašyti kalbėti rusiškai gali atsakyti, jo geriau šnekės angliškai nei rusų kalba. Tai istoriniai ypatumai. Dalis Ukrainos ryčių nuo seno buvo kitų valstybių sudėtyje. Kijeve teisininkė dirbanti Julija. Rytų Ukraina buvo Rusijos imperijos sudėtyje, todėl yra nemažai mentaliteto skirtumų, kalbant apie ekonominius, politinius, socialinius reiškinius ir kalbant apie Ukrainos ateities perspektyvas. Taip jau istoriškai susiklostė, kad mes esame labai artimi su Rusija. Tačiau jeigu šiandien pažvelgsime į Ukrainos tarptautinius ekonominius santykius, verslo plėtrą, tai mūsų ekonominiai interesai yra nukreipti į ES. Dar vienas ryškus skirtumas tarp rytų ir vakarų Ukrainos verslo ryšiai. Apskritai daugiau nei 40% Ukrainos prekybos vyksta būtent su Rusija, o rytuose šis procentas dar didesnis. Būtent rytų verslo apsauga neretai Ukrainos politikų įvardyjama kaip viena iš priežasčių, kodėl šaliai vis dėlto geriau likti po Rusijos sparnu ir išvengti jos taikomų sankcijų. Ar grėsmės verslui iš Rusijos pusės realios? Klausiu naftos verslų užsiimančio Vitalijaus Antonovo. Jie realūs, nes priemonės, kurias taiko Rusija, iš tikrųjų labai skaudžiai paliečia Ukrainos ekonomiką, o Ukraina neturi šaltinio, kuris padėtų šalies įmonėms šiame procese. Kadangi šaltinio nėra, tai Rusijos taikomos priemonės, kurį laiką dar vaidins tam tikrą vaidmenį. Tačiau aš esu užtikrintas, kad jeigu Ukraina pareiškia savo siekį eiti link Europos, tai maži sustojimai gali būti, bet aš tikiu, kad jie bus tik kelyje. Kad nemaža dalis Ukrainos verslo nori bendradarbiauti su vakarais, sutinka ir kiti specialistai. Pasak jų, net ir oligarchai, kurie vaidina nemenką vaidmenį Ukrainos politinėme gyvenime, vis dažniau siūlo rinktis Briuselį, o ne Maskvą. Але насправді наша сила в тому, що ми разом. Разом! Сила! Разом! Prieš 9 metus po oranžinės revoliucijos ES pamatė, kad dalies Ukrainos žmonių mentalitetas tapo provakarietiškas ir suteikė šansą, tačiau kartu iškėlė sąlygas. Dalis jų jau įvykdyta, tačiau viena jų tiek pasauliui, tiek ir pačiai Ukrainai kelia daug klausimų. Tai kalinių išleidimo gydytis į užsienį įstatymas, kuris būtų atvėręs galimybę šalies ekspremjeriai Julijai Tymošenko išvykti gydytis į Vokietiją. Praėjusios savaitės ketvirtadienis. Ukrainos aukščiausiosios rados prieigose žmonės skanduoja "Laisvė Julijai", o kai kurie politikai šią dieną vadina istorinę. Rados nariai balsuoja dėl 6 įstatymų projektų. Tačiau ne vienam jų nepakanka balsų. Po šio balsavimo Radoje pasigirsta šūksniai gėda. O dar po kelių valandų Ukrainos vyriausybė paskelbė nutraukianti pasiruošimą asociacijos sutarties su ES pasirašymui dėl šalies nacionalinio saugumo ir ekonominių priežasčių. Ukrainos ministrų kabinetas iš esmės nesustabdė Ukrainos eurointegracijos. Valdančiosios regionų partijos narys Jaroslavas Suchojus. Jie tik sustabdė dokumentų rengimą toje vietoje, kur ES turėjo suteikti Ukrainai kompensacijų. Mes tikimės Pabaltijo ir Europos valstybių paramos. Mums reikalinga jūsų patirtis.
Reikėjo, kad Juščenka ir Timošenko atėję į valdžią kaip demokratai dar 2004, 2005, 2006 ir 2007 metais būtų užsiėmę reformomis, tačiau to jie nedarė. Kai Janukovičius atėjo į valdžią 2007-aisiais, mes priėmėme įstatymus būtinus Ukrainos įstojimui į pasaulinę prekybos organizaciją. O kai Janukovičius tapo prezidentu, mes pradėjome priiminėti įstatymus pagal tas užduotis, kurias gavome iš ES namų darbams. Jeigu ES problema yra tik Julija Timošenko, tai mes tą problemą galime iškelti į skliaustelius ir kai asociacijos sutartis bus pasirašyta, sutartį reikės ratifikuoti ir mes galėsime prie Timošenkos klausimo grįžti dar kartą. Tuo metu vienas iš opozicijos atstovų Oleksandras Turčinovas LRT radijui sako, kad valdantieji ieško finansinės naudos. Они ищут только механизм получить дополнительные кредиты, дополнительные ресурсы. Jie tik ieško mechanizmų, kurie padėtų gauti papildomų resursų ir kreditų, kad galėtų egzistuoti iki kitų prezidento rinkimų. Taip jie prives šalies ekonomiką iki katastrofos. Jie derasi su Rusija ir su Europa, kas jiems daugiau pasiūlys tam, kad galėtų išlaikyti savo režimą. Labai gaila, kad jie neturi jokių pasaulėžiūrinių vertybių ir jokių ideologinių vertybių, kurios padėtų Ukrainai judėti link Europos. Tai šiandien buvo pasakyta parlamente. Tuo metu, kai regionų partijos atstovo Jaroslavo Suchojaus klausiu, ar Rusija Ukrainai pasiūlė daugiau nei ES, jis sako, kad Ukrainai niekas nieko nesiūlo daugiau ir primena, kad asociacijos sutarties pasirašymas su ES dar negarantuoja, kad šaliai kada nors bus atvertos durys į bendriją. Украине пока что не предлагает никто больше, Украину пока что все пугают. Ukrainai kol kas niekas nieko nesiūlo daugiau, Ukraina kol kas visi tik gazdina. Jei jūs neįsite į muitų sąjungą, jūsų laukia bėda. Nepasirašysite asociacijos sutarties, prarasite 45 milijonus eurų. Tačiau į Europos Sąjungą kol kas mes ir nesiruošime, nes mūsų ten niekas ir nekviečia. Įsivaizduokite, plaukia didžiulis gražus laivas, jame gražiai apsirengę turtingi žmonės ir staiga į tą laivą eina didžiulis murzinas dramblys. Tas dramblys tai Ukraina su skolomis, su daugybė neišspręstų problemų, todėl mums reikia nusivalyti purvą, išspręsti savo problemas. Ir kai mūsų Europos Sąjunga pakvies, mes būtinai ten eisime. Sako Jaroslavas Suchojus, valdančiosios regionų partijos narys. Beje, politologų stebina tai, kad beveik pusė šios partijos, kurios lyderis yra prezidentas Janukovičius, rinkėjų pasisako už ėjimą ES link. O ir pačios partijos programoje nurodoma eurointegracinė kryptis. Todėl kyla klausimas, kodėl didžiajai daliai pliusų stovint ES pusėje šalis taip ilgai dvejoja dėl savo krypties. Pasak jau girdėto politologo Sergejaus Solockio, viskas slypi Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus siekiuose, kurio pagrindinis tikslas 2015-aisiais dar kartą laimėti prezidento rinkimus. Для Януковича вопрос Тимошенко существует. Janukovičių Timošenkos klausimas egzistuoja. Janukovičius bijo Julijos Timošenkos. Kodėl klausimas dėl ES paramos nekilo anksčiau, pavyzdžiui, prieš 2 mėnesius? Juk link Vilniaus viršūnių susitikimo mes ėjome ilgą laiką. Tačiau finansinės paramos klausimas nebuvo kilęs. Tiesa, jis turėjo kilti, nes finansinė parama Ukrainai būtina. Tačiau šis klausimas iškilo tik paskutinę savaitę. Jis kilo todėl, kad būtų galima atitraukti dėmesį nuo Timošenkos klausimo. Sako Sergejus Solockis, kuris priduria, kad šiuo metu Ukrainos politologams sunkiausia atsakyti, kodėl Viktoras Janukovičius taip tiki Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Вроде как Россия обещает не миллионы, а миллиарды. Вроде бы как витает такой слух, что Путин пообещал 15 миллиардов. Atrodo, kad Rusija siūlo ne milijonus, bet milijardus. Sklando gandas, kad Putinas pažadėjo 15 milijardų dolerių paskolą. Tačiau pirmas klausimas, ar iš tikrųjų prižadėjo. Antras, ar jis išpildė savo pažadą. Trečias, iš kur Putinas gaus tokią pinigų sumą. Nejaugi Rusija tokia turtinga, kad gali duoti Ukrainai 15 milijardų. Į visus šios klausimus turėtų atsakyti Ukrainos prezidentas. Atsiminkime 2010-uosius, kai Ukrainos prezidentas susitarė su Rusijos prezidentu. Ukraina pratęsė sutartį dėl Rusijos karinio laivyno Ukrainos teritorijoje, o Rusija perrašo dujų tiekimo sutartį Ukrainai. Ukraina savo pažadą įvykdė, Rusija ne. Kodėl Janukovičius apie tai pamiršo ir kodėl vėl ruošiasi lipti ant to paties grėblio antrą kartą? Man sunku paaiškinti. Manau, kitiems ekspertams taip pat. Мне сложно объяснить, как, наверное, многим экспертам. Sako Kijevo tarptautinės politikos instituto analitikas Sergejus Solockis.
Ar Ukraina antrą kartą užlips ant to paties grėblio, kol kas neaišku. Tačiau specialistų teigimu, stebint dabar į gatves išeinančius studentus, aišku viena, kad jaunoji Ukrainos karta suks į vakarus. Čia Rūta Kupetytė.